čia aš suprantu atsakymas yra už arba prieš. Taip suprantu, būtų referendumas, tai čia būtų ar susilaikot, gal nežinau. Aš atsakysiu kitaip. Šitam referendumas kame yra labai didelis privalumas. Tada privaloma tvarka, visi turi skirti laiko diskusijai ir argumentacijai, kodėl mirties bausmė yra gerai, kodėl mirties bausmė yra blogai. Ir kai mes visi žmonės išklausome visas galimas argumentus, kodėl gerai, išklausime viską, kodėl yra blogai, paskui pasižiūrim istoriškai, kokios kitų šalių patirtis ir kaip tenai, kokių klaidų padaryta ir taip toliau, pafilosofuojam, nuteistas mirties bausmė, o mirties bausmė įvykdyta po 26 metų. Ką tai reiškia? Ar tie 26 metai buvo gyvenimo ar kankinimo metai? O tikslas mūsų buvo kankinti ar nekankinti. Vat šitą visą ir išdiskutuojam, tai aš už tai esu, kad irgi išgirsčiau tuos argumentus, nes mes tų argumentų daugelį nežinom. Žinom 1, 2, 3 ar ne? Jėzau, yra tiek tokių nusikaltimų, kad aš retorinį klausimą iškeliu. Ar visi žmonės yra žmonės? Baisus klausimas. Kiti gal tik tai dvikojos būtybės kaip žmogus, bet žodžio sąvokos žmogus gal jie neverti. Čia toks retorinis klausimas yra. Tokių žmonių, tokių padarų irgi yra. Ir ką tada mums visiems daryti? Tai šitas klausimas, kai mes visi išdiskutuosime, tai tada spręsime tik tai taip arba ne. Man iš vienos pusės norisi pasakyti, kad taip, už mirties bausmę, bet iš kitos pusės norisi pasakyti, kad ne už mirties bausmę. Ir taip, ir taip. Bet ta diskusija, ne diskusija, tie argumentai ir dar argumentus paskui reikia suvokti. Ne tai, kad aš protu suvokiau ir užtenka. Paskui dar širdim reikia suvokti tuos argumentus ir nuspręsti. Apie tai, ką bažnyčia sako, kad negalima nužudyti žmogaus, bet tada vėl klausimas, kaip aš pasakiau neseniai, ar ne, o ar visi žmonės yra žmonės. Bet tokį klausimą einant, tai tada pasidaro, o ar tada, jeigu jisai gimė ir jo genai yra blogi, tai gal mes jį tada dabar neleidžiam jam kankintis ir dabar užmušam. Čia galime nueiti labai toli su šitais klausimais. Ir tada vėl, čia kaip ir genetiniai inžinerijoje, labai sudėtingi ir svarbus klausimai, kurie kažkaip turės būti spręsti, kiek galima genetiškai patobulinti žmogų dar negimusi. Ir iki kokios ribos yra galima ir negalima. Ir kas tą gali daryti? Nes tuoj mes prieisime prie to, kad yra diktatorius, kuris nusprendžia, jam reikia 100 000 drąsių bebaimių vyrų, kurių skausmo slenkstis yra žemesnis. Pagimdysime, padarysime. Suleisim moterim ir jie gims, nes mes juos taip užprogramavom. Klausimai yra, kuo toliau, tuo daugiau galvojant, klausimai gali pasidaryti baisesni. Ir tada, kai žmogus sugalvos tapti dievu, man tas išsireiškimas, kuris nežino, ko jis nori. Ir jis turi tokias galimybės. Va tada baisumas gali prasidėti. Tai čia nei taip dabar atsakyti negaliu. Toliau, Vaidai.